O ant to, ant lentelės, žinai, ant lentelės parašyta, žiūrėk, laukai, fizikai, gamybos. O sako, kaip vadinti. Gerai? Ne, pasiruošę. Mašina paruošta. Patys pasiruošę. Šiandien pasitreniruosim, pasižiūrėsim, ar suprantam dar viens kitą. Bet lyg tai viskas gerai. Šiandienos testų greičių ruožas. Nu, gal sakykim taip, atsiminti. Laiko praleidimas. Jo, Geras laiko praleidimas. Ir atsiminti, kurią pusę vairą sukti reikėtų, žinai, kai poskai važiuoja. Gal atsimint, kur kairė, kur dešinė. Vairą tai vairuotojas atsimena. Nu ir tai čia yra penkios vietos, kur reikia atsiminti. Tai. Gerai, ačiū. Ačiū. Aš tu atsiminsiu. Labą dieną, ponia vairuotojų. Porą žodžių prieš startą. Jauduliukas geras, toks pirmas startas gyvenime ant žvyro, tai pažiūrėsim. Tu geriau šturmano paklaus, kaip jam jausmas su žalia vairuotoja sėdėti. O kas privertė persėst iš šturmano kėdės į vairuotoją? Noras svajonę įgyvendinti. Gerai, dabar einam pakalbinsim tą jaunuolį. Kaip jaunasis šturmanas su, kaip sakė, žalia vairuotoja? Normaliai, pabandysim, pažiūrėsim, kaip bus, tai bus. Kaip greičio ruožas? Greičio ruožas. Galėtų būti ir smagesnis. Tai gerai, gero starto. Ačiū. Tai šiemet sprintas, kaip nuotaikos prieš pirmą etapą? Gerai, šiandien testai, tai ruošiamės. Pirma mano diena ant žvyro bus, pirmą kartą. Šiaip važiavau tik ant ledo dar, tai bus įdomu. Pajaus, kaip mašina važiuoja. Ką matai savo pagrindinių priešininkų sezone? Nu, dar kol nevažiavau su kitais varžybose, tai neturiu tokio kaip pagrindinio priešo. Priešai patys mes. Reikia susikovoti.
Kaip šturmanas. Nu, antras sezonas su juo, kai mato, tai manau, kad geras. Aš irgi pritariu. Kaip testinis greičio ruožas? Oi, smagus. Daug tramplynų, tokių posūkių smagių. Yra vietų, kur užaštrėja. Man patinka.